Labas. Šiandieną noriu parodyti jums tokią netrumpą apžvalgą, bet palyginti tam tikrus modelius tarpusavyje. Taip, pirmiausia lyginsime tuos klasikinius mokasinus. Tai čia turiu iš Bilenko modelį Buena. Buena būna štai tokios latte spalvos, būna tamsiai rudi ir būna balti. Ir juodi būna. Tai yra Buena modelis. Ir dabar palyginsime su irgi Bilenkos modeliu Bianca ir modeliu Afrodite. Tai jų irgi yra daugiau spalvų. Tai dabar rodau. Čia yra Buena, čia yra Afrodite. Ir dabar taip dydis. Čia 38, čia 39 ir čia turiu irgi 39. Tai va taip jie atrodo, kaip ir panašus, bet skirtingi. Iš šitų modelių Bianca modelis yra siauriausias pirštų zonoje, nors yra platesnis, aišku, negu tradiciniai batai randami parduotuvėje, bet Bilenka Bianca yra siauresnis, nes pavyzdžiui, Bilenka Afrodite modelis, matot, yra platesnis, nors dydis jų yra identiškas, ta prasme vienodas dydis jų yra. Tai matosi, kad yra platesni. Buena modelis irgi yra platesnis kaip Afrodite. Tai matosi irgi tas plotis. Dabar kokios yra medžiagos, tai visi batai, visi šitie yra odiniai, tik tai vieni yra verstos odos, kiti yra lygios odos. Visi turi išimamą vidpadį viduje. Bianca turi tokį vidpadį minkštesnį. Jis toks yra truputį paminkštintas. Kas dar iš jų, sakykime, kas turi pėdos kauliuko problemą, tai sakyčiau labiau šitie du modelis Buena ir Afrodite, nes jie yra tiesiog platesni pirštų zonoje, bet tik tai tiek, kad šitas modelis Afrodite, jisai turi tokį apsiuvimą, matot, pagražinimą. Ir viduje jisai truputį jaučiasi, jeigu taip labai liečiant. Tai jeigu kieno ta dalis kauliuko yra jautri, gali būti, kad šita vieta gali liestis. Šiaip paprastai tai nesiliečia. Nebent yra kažkokia pėdos deformacija, tai apskritai aš sakyčiau, kai yra pėdos deformacijos, kažkokie kauliukai, dar kažkas ten operacijos ar lūžiai, vengti, tokių visokių susiuvimų reikėtų vengti. Buena modelis turi tokį apsiuvimą, bet jisai viduje nesijaučia. Tai prasme, ten viduje yra lygu. Bianca modelis irgi viduje yra lygu, nes čia yra tik iš viršaus toks prisiuvimas. Ir dabar dar parodysiu skirtumą. Shapen mokasinai. Tai turiu irgi, tai jie yra dar platesni negu šitą Afrodite modelis. Tai matot jų skirtumas. Ir kuo Shapen firmos batai yra kitokie, nuo Bilenkos lyginant, tai yra būtent savo pado forma. Nes Bilenka modelis, jisai turi tokį didesnį nuėjimą. Apskritai, praktiškai visi Bilenkos batai turi tą tokį nuėjimą, kas, sakykime, yra taip, kad jeigu jūsų pirmas pirštas yra didesnis, o visi kiti mažėjantis, tai yra idealus pėdos ideali forma. Tokiai pėdai toks vidpadis. Shapeno neturi tokio staigaus nuėjimo, jis toks labiau užapvalintas, tai tinka ir tiem žmonėm, kieno antras pirštas yra ilgesnis už nykštį. Tik tai ką iš karto noriu pasakyti, kas perkate, renkatės, žiūrite Shapen firmos, rašosi taip, batus, tai turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad šitie batai dažniausiai, ne visi modeliai, bet dažniausiai jų vidpadis netitinka europinių, kaip aš sakau, standartų ir yra ilgesnis negu, tarkim, Bilenka, to pačio dydžio modelis. Nes jeigu, pavyzdžiui, jūs Bilenka perkat 39 dydį, tai jau Shapen greičiausiai jums reikėtų 38 dydžio. Tai ką reikia visada padaryti prieš perkant batus, tai praktiškai visi gamintojai ir mūsų elektroninėje parduotuvėje barefoot.lt prie batų yra pateikiama vidpadžio išmatavimai. Ir ten reikėtų atkreipti dėmesį, pasižiūrėti jūsų avimų barefoot batų vidpadžio, koks yra gamintojo deklaruojamas ilgis ir koks norimų pirkti yra ilgis. Ir jeigu matysit, kartais net skirtumas būna ant 1 centimetro, tai reiškia, jeigu jūs nusipirksit, jums bus tiesiog jie per dideli. Tai Shapen turi tą savybę, kad netitinka jų dydžiai tą, ką paprastai nešiojat. Gerai, toliau dabar eisim prie sportinių variantų pasižiūrėti, nes dabar, aišku, ateina pavasaris, vasara ir visi norėsim sportuoti ir reikia batų. Tai dabar irgi palyginsiu porą variantų, kas mano galva yra puikiai tinkami sportui.
Taip, tai sportui man labiausiai patinka iš Bilenka Velocity modelis. Va taip, rašosi. Štai tokie. Nes jie, aš pasakyčiau taip, kad jie yra visiškai nepretenzingi, neturi jokių ten susivimų kažkokiose vietose, neturi čia kaip būna kiti vat kojinė, ne, turi, tai tada gaunasi, kad dažnai ta kojinė jinai veržia. Čia yra raišteliai, pakankamai yra plati šita vieta, tai tinka ir kad žmonės turi aukštesnę keltį. Ir sakyčiau, gal kaip Bilenkos modelis neturi tokio čia staigaus nuėjimo, tai gal net ir žmonėm, kurių antras pirštas didesnis už nykštį, Velocity modelis tiktų. Apsiavimas patogus, priežiūra patogi, priekis va čia toks gumuotas yra, kad apsaugoti, yra keičiamas vidpadis antibakterinis, ką irgi rekomenduoju vidpadžius tikrai keisti sportiniuose batuose. Ir kitą modelį turiu parodyti iš Groundy's Active Knit. Va. Tai yra modelis, jis irgi man labai patinka, dėl to, kad audinys yra laidus orui. Vasarą, kai būna karšta, galima su jais irgi vaikščioti, nes tiesiog ventiliuojasi, kaip aš sakau, vėjas košia batus. Tai va, tai labai yra laidus orui, tikrai patogus. Ir, skirtumas jų yra toks, matot, iš karto dydis yra vienodas, 42 abiejų, bet Velocity modelis yra platesnis pirštų zonai nei Groundy's. Apskritai, kalbant apie Groundy's modelius, jie visi yra siauresni pirštų zonoje, regular. Aišku, jie nėra siauresni arba tokie pat kaip parduotuvėje esantis batai, nes parduotuvėje esantis jie tiesiog nueina į tokį trikampį nueina. O čia vis tiek yra išgaunama tokia pėdos forma, bet tie batai yra skirti žmonėm, kurie pėda yra siauresnė, nes ne visų pėdos yra plačios, ir tiem žmonėm, kurie dar tik pratinasi prie barefoot batų, nes ne visi gali iškart pereiti prie tokio pločio, nes tiesiog psichologiškai, kai tu nešioji tos siaurėjančius batus, iš karto šokti šitos gali būti sudėtinga, morališkai pėdam labai patinka, bet tiesiog morališkai sunku. Tai pereinamai laikotarpį Groundy's modeliai yra pats tas. Šiaip labai patvarūs batai, labai geri, labai kokybiški. Vokiečių yra sukurti šitie batai, Bilenka yra Slovakų gamybos ir sukūrimo. Tai šitos du modelius rekomenduočiau. Kas nori plačiau, Bilenka Velocity, kas nori truputį siauresnių, tai Groundy's Active Knit. Mūsų elektroninė parduotuvė barefoot.lt jos rasi. Gerai, dabar parodysiu kitą gamintoją. Labai noriu parodyti. Zakų gamintojas. Juos irgi mes turime atsirinkę pas save elektroninėje parduotuvėje keletą modelių, kurie yra tikrai pasiteisinę ir jums patikę. Tai vienas iš jų yra Pikant. Tai jau čia yra tokie klasikiniai bateliai, tinka tiek vyram, tiek moterim. Ir šitie bateliai jie irgi yra truputį siauresni, nei pavyzdžiui Bilenka arba Antal arba Berberix modeliai, tai Zakų yra siauresni. Tokie atrodo labai elegantiški, labai kokybiški. Batai yra odiniai, aukštos kokybės oda. Odinius batus visada prižiūrėkite, naudokite, nesvarbu ar iš mūsų pirktus ar parduotuviai, bet specialų batų vašką naudokit, kuris pamaitina odą. Nes ypatingai barefoot batai, jie pasižymi, kad jie yra labai lankstus. Jie yra labai lengvi, labai lankstus ir natūralu, kad oda, jinai kai lankstos, jinai gali dėvėtis, ir dėvis. Tai tada tiesiog naudokite vašką, kad pamaitinti tas vietas, ypatingai kurios lankstosi, taip jūsų batai ilgiau išliks nepriekaištingai gražus. Tai čia Zakų. Zakų irgi, jeigu jūsų yra ten labai plati pėda, netinka šitas modelis, bet jeigu yra vidutinė arba normali, arba siauresnė, puikiausiai tiks. Kitas iš tokių, sakykime, klasikinių kedų, tai yra Amada modelis iš Antal. Dar vienas gamintojas. Tai irgi šitą modelį praeitą vasarą labiausiai pirko, tai yra rudos ir juodos dar spalvos jų, bet šita spalva labai graži, nes jinai nėra tokia visiškai balta, turi tokį pilką atspalvį, batai irgi odiniai ir šitie, jie kaip ir kedai, bet tinka ir prie suknelės, ir prie džinsų, ta prasme tokie lengvai derinami, turi tokias detalės. Ir toliau dar iš Antal kitas modelis yra Magnificų. Tai irgi tokie klasikiniai kedai, jeigu taip galima pavadinti. Yra tokie kaip kedai. Čia tokia
tokia detalė, jie irgi yra odiniai, vidus yra odinis, tai vat, nu, neprakaituoja to kvapo, tokio nebūna. Ir jie jau yra platesni. Jie yra kaip Bilenka, Berberiks yra platesni, nes jeigu Zakų yra, matot, siauresnis, tai šitas yra platesnis modelis, nors čia dydis irgi yra vienodas jų. Tai matot, skiriasi pločiai. Ir būna, va, dažnai sako, pabandžiau barefoot batus ir man nepatiko. Tai iš tikrųjų vienas gamintojas gali nepatikti, netikti, o kitas tikti ir patikti idealiai. Tai yra, nu tiesiog reikia išbandyti, bet geriausia yra, nu kaip atsidaryti tą dydžių lentelę ir žiūrėti pagal ją, kokie yra pločiai, kokie yra ilgi batų ir pagal tai, nu, atsirinkti, o kai jau atsirinkot gamintoją, kuris jau tinka, žino tuos išmatavimus, kurie yra jūsų, tai pagal tuos išmatavimus ir renkatės ir kito gamintojo batus paprastai. Ir toliau parodysiu dar iš Berberiksų, nes Berberiksų dar nerodžiau. Tai va, yra Berberiks. Tai yra tokie, sakyčiau, jaunatviški batai, dažniausiai jų toks yra, nu, sportinis stilius, kedai dominuoja. Praktiškai net vien tokie kedai turbūt. Klasikinių jie ten nelabai turi. Tai va, tai čia vienas iš modelių Legend, yra ir kitokių spalvų. Tada dar parodysiu modelis iš Berberiks Zing. Irgi pernai metai buvo labai populiarus Zing ir Wave modeliai. Tai irgi va, odinis. Ir tokie va, balta klasika. Ir jeigu va, žiūrėsim vidpadį 39, nu čia tiesiog palyginimai, na, va, kaip atrodo skirtumas pločių Zakų, tie rudi ir čia Berberiks. Dydis tas pats, plotis, matot, skirtingi. Bet iš tikrųjų kedai jie gražiai žiūrisi, kai yra platesni ir aišku, ta va, laisvė pėdai yra, nu, neįkainojamas dalykas, kaip pripranti, tai kitaip ir nenori. Ir dar vieną modelį turiu iš Berberiks Arise parodyti. Tai va, tai yra, nu, yra visokių jų spalvų, jie jau ten mėgsta ir spalvas, ir detalės padaryti vat, skirtingus. Tai čia Arise modelis. Berberiks dažniausiai batai visi yra, jeigu tas pats dydis, tai to pačio ilgio, to pačio pločio, kartais gali būti kažkoks toks, nu, skirtumas, bet labai minimalus. Gal labiau skirtumas būna, jeigu nešiojat va, pavasarį 39, sakykim, Zing modelį, o rudeniui norit, pavyzdžiui, kokius Urban Edge modelį pašiltintus rinktis, tai Urban Edge, sakyčiau, reikėtų rinkti vienu dydžiu didesnius, kadangi, na, ir kojinė būna šiltesnė kartais rudenį ir žiemą dėvima. Ir truputį vidpadžių lentelė, jeigu pažiūrėsit, matysit, kad truputį ilgis žieminio varianto yra trumpesnis negu pavasarinio. Tai tą reikėtų atkreipti dėmesį. Ir ką aš čia dar noriu vieną modelį parodyti iš Groundis. Tai, nu, šitie man labai super nuostabus, gražus labai kedai, Galaxy vadinasi, yra juodos spalvos ir yra tokie balti, klasikiniai. Irgi, vat, kaip ir visi Groundžiai, jie yra regular, jie nėra per daug platus, kad būtų. Ir labai iš tikrųjų toks, nu, patogus, lengvai derinami ir tokie vasarą ypatingai žmonių mėgstami. Nu ką, ir krenta viskas. Tai va, parodžiau ir jeigu turite klausimų, visada galite mums parašyti, pasitarti ir mielai pakonsultuosim ir atsakysim jūsų klausimus. O jeigu patiko šitas video, tai kviečiu paspausti sekti ir nepraleisti dar daugiau mūsų naujienų, pristatymų ir modelių apžvalgų.